ypatingą progą Kačerginėje išbandyti savo challengerį. Tai laukiu, kol visi vairuotojai pravažiuos savo eilės ir lėksim į trasą, išbandysim saulučių porą, kaip jisai stovi. Yo, let's do this. Now picture homie rolling. When you offer my condolence, you don't know just how I'm doing. And the silence golden broke cause they know I'm talking fluent. Got them under the influence, the genius is talking to them. But decline your ego, bumping them out music, I'm eschewing. I just doing good a day, gonna have to get explicit. I got love for rappers like I do my fucking ass bitches. And I got that ass, don't wanna ask permission. I can kick it, checking a repertoire. I got that rep on par with the best who did it. I just get it how I'm living. Shout out to the ones that with them. Think that I wanted a ransom with ends gold dog when I'm in the building. And it kind of ironic. Who would've thought that I'd be the hottest? Never came close to being no bitch, but you know Snow was the fucking product. Tell me who won it? That's what you want is bound to be iconic, baby. You got it. And get that love and that's 100, taking the proof on it. I'm in the spot, and I catch the feeling, raising the roof on it. You know that we gonna pop the head. Y'all ain't ready. Grįžom iš test drive'o, bet Safe Drift Finals renginio, kur turėjom galimybę išvažiuoti su šiuo automobiliu į trasą, testuką tokį nedidelį padaryti, bet išsigandau iš tikrųjų. Tiek žmonių daug, publika, visi žiūri, sakau, 100% susimausiu, 100%. Tai patikėjau, tas, kas gerai sugeba, tas, kas moka ir tas, kas nesusimaus, išvažiuoti į aikštelę. Aišku, aš pats kartu sėdėjau, išvažiavom, prasukom, padeginom padangas, pralėkėm gerai, viskas ok, atlaikė, tai galėčiau sakyti, darbas padarytas kokybiškai ir toliau žiūrim. Dar norėsiu, aišku, išbandyti aš ją čia Vilniui pats. Ten nėra akių, nėra nieko, čia N40 aikšteliai ir tada gal nesupanikuosiu, nebijosiu ir panašiai. Tai išvažiuosim rytoj poryt, nepamenu dabar tiksliai, kada ten yra užrezervuotas laikas. Tai važiuosim dar sykį, pasibandysim, prasisuksim ir tada jau į pardavimus važiuos automobilis, jeigu viskas atlaikys ir gerai. Naujas projektas atvažiuoja mūsų. Apžiūrėsim, kas čia per daiktas yra. Netrodo, kad būtų mažai gavęs, bet labai šlykščiai tas atsarginis ratas atrodo. Ai. Flipping, I'm getting it on and off the market. Not about that VIP, not me, not never been a fan of carpets. All about that RIP for all of my Jesus gone departed. All about that finish what I started, I'm about that. Top down tonight, you're not ready. We ride, we got heavy. So high, we see the whole city. We all the night. Top down tonight, you're not ready. We ride, we got heavy. So high, we see the whole city. Drama, but it ain't by chance I'm fucking rapping. You don't really want a problem. Made a little cash in the back end, but still rap like homie starving. Yeah, y'all gotta ask who the man is. Hope I'm gonna be like, beg your pardon, who? Iš tikrųjų galvojau, bus baisiau, bet realiai viską nuėmus, nieko čia baisaus nėra, biškį viršus patiesint ir panašiai visas detalės pakeičiam ir kaip už tokią kainą, tokios komplektacijos, tai tikrai geras variantas. Vykęs, kol kas, gal nurinksiu ir sakysiu, jau nevykęs. Tai va, einam, išrinkinėsim. Žiūriu, kad galvojau, kad rėmas bus nulenktas. Galvojau, bus reikalų, bet ne. Viskas gerai. Rėmas tiesus šitoje vietoje. Irgi tiesų. Ir čia palenkta. Nu tai realiai va šitos dalys tik tai atlenkti reikia. Čia šiek tiek palenkta ir čia palenkta. Tai. O rėmo šitie ausys tiesios. Aišku, gal kai čia šitas bumperis nusijims. Ai ne, va, sulenktas šitas. Tai galas reikia keisti.
gal šitą reikia keisti. Nu, aš tikiu, kad jisai turėjo būti sulenktas, nes, nu, jeigu taip, tai metalinis bamperis stovi, tai normalu, kad bus jisai sulenktas. Bent jau iš pirminės žalgos, bet žiūrėk, iki variklio net nedėjo niekas. Šiek tiek žarna man prisispaudus, bet ten visur viskas apačioje. Nu, tai dirba gražiai, viskas tvarkoja. Ledas. Geras. Čia vabiškit, nu, tiesiant, ta prasme, prasukinė, tai reikia, bet iš principo tai cielas gražus ratas. Šiaip geras variantas, džiaugiuosi, tikrai vertas dėmesio. Nu, daiktadėžės, tai kaip visą laiką. Ai, išlaužyta, bet šiaip variantas, tikrai geras variantas. Džiugu. Kas svarbiausia, keista, kad nedažinėtas jisai dar. Drama, but it ain't by chance I'm fucking rapping. You don't want a problem. Made a little cash in the back end, but still rap like homie starving. Yeah, y'all gotta ask who the man is. Hope I'm gonna be like, beg your pardon. Who? I'm about them 2 cities with me, repping them hardest. And I keep it 2 cities playing, always been an honest artist. And I got that crew with me, haters. Better go watch the comments. And it's on the fence for dog, I promise I'm about that. Top down like you're not ready. We ride. Check engine nedega. Nedega, po tokio mušimo nedega, check engine, keist, bet tai geras požymis. O! Skausmingai. Įsitrauksim freoną, jeigu aš čia prieisiu prie... Kur dar susira? Ai, va čia. Ok, vienas čia. Po tokio mašimo dar freono yra pilna turbūt. Nu, bus aišku matyti. Gal susiturdysim antram užpildymui, kai bus viskas suremontuota. Reikia pasižiūrėti, kiek ištrauksim freono. Bet panašu, kad sistema tai nebuvo kiaura, tai reiškia, radiatoriai nekiauri. Jeigu radiatoriai nekiauri, tai vadinasi netoks čia didelis ir smūgis, jeigu radiatoriai geri. Not about to knock your hustle, getting that money, homie. All about that, I don't need eyes, but I got a vision. Listen, none of my shit is written, bitches know that they bear witness. I'm about that ride time. 425 gramai ir 15 tepalo įsitraukiam. Labai gerai. Mažiau kainuos užpildyti. Opa. Super. Viskas. Dabar galima važiuoti, nuvežti, kad ratus ištiesintų. Challengerio. Ne, taip. Ištiesinsim ratus, turėsim komplektą naują, buvau susitaręs. Pasiėmėm ratukus, įsimėsim ir vieną pasiėmiau Ramui. Ramui irgi reikia ratai dažyti, nubraukti visi. Nepažeista, nekreivi, nesulankstyti, bet tokie apibraižyti, tai reikės nuimti. Bet ten ant keltuvo įlaikyti kaip challengerį, tai nelabai gaunasi. Tai vieną dar turėjau zapaskę, vieną dar turėjau atsarginį ratą, vienas yra ten. O galą kažkaip pakabinsiu, tai kol nudažys ratus. Tikiuosi greitai sutvarkys ratus. Opa, davai pasikraunam. Važiuom. Priduosim į dažyklą. Ramo ratai sveiki, tiesus. Ne, nu, dėl tiesumo nežinau, bet
Turiu omeny, nelūžę, nelinkę, nieko, jie tik tai, va čia, va, taip, va, dažai taip, net ne aliuminis, bet dažai taip nuvaryti. Tai jeigu ten, tai aš tada stengiuosi šiandien nuvaryti, va, pakabinsiu galą, 2 zapaskės turiu, uždėsiu. Supratau, okei, gerai, tvarkoj, ačiū, kol kas. Jo, juodą matį. Nu, jeigu įmanoma maksimaliai šitą, kad atitiktų spalvą. Viskas, ratus pristatėme į Vilspotą. Važiuojam į garažą, išrinkinėsim ramą. Žiūrėsim, ką ten rasim, kokių surprizų. Paėmėm keletą detalių čia. Reikia nuvežti, palikti meistram. Draugas paprašė, tai suvežiosim ir važiuosim toliau savo reikaliukų tvarkytis, ką dar norėjau papasakoti šiek tiek, tai dėl ramo kainų visų detalių. Tai tokios nėra iš pigiųjų, tai tarkim, kad ir šitam ramui savo baltam, tai duris kaip pirkausi, tai be 1000 eurų plikos, be šansų rasti durų. Tai aš dabar važiuoju ir skaičiuoju, mano durys visos kaip ir sveikos, bet vienos durys yra, aš asmeniškai galvoju, kad jos neišsitiesins. Pabandysiu pasiklausti, aišku, bet jaučiu, kad galinių durų laukia keitimas, nes negražiai per kantus įlenkta yra visokių tokių dar biškiai atidžiau apie jų aplink kėbulą, tai yra tokių duobučių, bet aš manau, kad ten tas duobutės ten paprastuoju būdu teks išlingint. Tai va, kas liečia durų kainų, tai va, 1000 eurų ir pigiau, nežinau, gal kas turit, žinot, kur pigiau galima pirkti, tai parašykit į komentarus, susisieksiu ir panašiai. Tada kapotas irgi, dabar bijau pameluoti, kiek kapotas kainuoja. Ne originalas, kapotas kainuoja berods 700 ar 600 eurų. Bamperis pilnas irgi ne originalas kainuoja 800 kažkiek tai, ten su centais. Bet iš esmės dar net nesiskambinau, nesiieškojau, kiek pilnas kainuotų originalas bamperis. Jaučiu, kad tikrai už tokius pinigus negalima bus paimti. Žodžiu, reikia važiuoti, susitvarkom iki galo reikalus, važiuoju į garažą, nurinkinėjau, žiūriu tiksliai, kas yra. Galbūt ten būna, aišku, tokių atvejų, kad atrodo, viskas čia gerai, čia bus tvarkoj, viskas nuėmė, žiūri. Nieko ten nėra tvarkoj ten. Noriu parduoti automobilį, bet tikrai dar ne šitą. Turiu Volkswagen Caddy, buvo darbinis, dabar jau nebereikalingas, kai turiu šitiek ramų. Tai galvojau, kaip jį parduoti, paprašiau, kad nereikėtų važinėti, rodyti kažkam, tai ten klausytis kažko tai ir taip toliau. Tai radau tinklapį auta.lt. Sukuri nemokamą aukcioną, gauni didžiausią pasiūlytą kainą ir lauki, kol atvažiuos pasiimti automobilio. O jeigu jūs norite parduoti savo automobilį lengvai ir paprastai, eikite į auta.lt ir viskas bus gerai. Startuojam, išiminėjam, nurinkinėjam. Ką rasim, žiūrim, varžteliam dėžutės, visokiem šitiem, nuo priekio, nuo visų plastikų reikia išimti viską, kas nereikia, išmesti. Aišku, auksinė yra taisyklė, niekada neišmetinėk, kol nebaigiai darbų, nes visą laiką būna, išmečiau tą laikiklį su tuo. Tai kol kas susikrausiu, susižiūrėsiu viską, peržiūrėsiu, perrūšiuosiu, bus matyti. Kad reikia kapotą nusimti. Labai jau nepatogu. Galvą galima bus kaukštelti. Kitas reikalas. Čia tik ant klaustuko pasiliksim. Tai kažkas čia buvo.
Gal avarija kokia? Nu, tai kiek ten ilgis. Išmetimui. Pasiliekam. Šitas. Išmetimui. Viskas kol kas išmetimui. Kas nors, liko čia gero? Neliko. Išmetimui. Kamerytė veikia, rodo, bet čia kažkokie tai... Nieko, čia gal taip tiesiog stiklas. Gerai, nereikia pamesti. Čia nepigus reikalas. Kas galite pasakyti, kaip jinai nusijama? Įdomiausias dalykas bus, kaip reisant iki radiatorių. Taip. Ten du varžteliai atsisuka ir šitas nusijims. 7 ar 8, vis tiek paimsiu ne tą, kurį reikia. Sakiau ne tą. Reikėtų ratą pakelti, ne? Nekelia mano keltuvą šitą ramą. Tuo klausimu ir sudėtingai yra. Sudėtingiau yra ramą vienas kažkur tai ten išėjo. Ai, man. Pasivaikščiot. Gerai. Čia ne challengeris. Čia šiek tiek daugiau pirštinės, tai jau jos nereikalingos. Iš pradžių buvo gerai. Dabar jau išmesimės. Ir va dabar jau murzinsimės pirštukus. Challengeris gerokai lengviau vargasi. Nu, ten daug mažiau visokio priekį plastikų ir panašiai. O čia jau... Ir čia tokios grubės detalės, didelės, tas bumperis metalinis toksai. Nežinau, kodėl mane nerimas pradeda imti, kuo aš daugiau išrinkinėjau, tuo man didesnis nerimas ima. Kad čia kažkas tai bus paslėpta. Kai kurias detalės pasilieku sulaužytas, nes ant jų yra detalių kodai, tokių kaip oro paėmėjai ir panašiai, kad po to lengviau būtų susirasti pagal kodą. Įvedė tinkš, žinai, kas yra. Va, okei, radiatorius visgi keisti visus reiks, nes laikiklis atlaužtas ir jie bumerango formos. Bandom. Toliau vardom. Pagreitintai net nereikia rodyti. Nieko gero iš radiatorių. Pip, pip. Geri. Pip, pip. Jie pasiliko žymės jie, kur pip, pip. Radiatoriai. Keitimas radiatorių. Nagi. Kaip aš noriu ten pamatyti. Jungiam. Taip, ką mes turim? Mes turim radiatorius. Čia šitas taip. Taip, šitas
Mes šitą atsuksim kondiškę teisingai. Čia yra greičių dėžės aušinimas. Jeigu aš greičių dėžę atjungsiu, mums pradės bėgti tepalas. Tam, kad tepalas nebėgtų, reikia... Palauko, kaip jie čia eina. Taip. Davai, atsisukam, pasižiūrim. Vamzduką uždedam, šlangutį uždedam. Ir radiatorius galima bus nuiminėti. Nieko gero. Pilnas radiatorius. Keista, ne? Visas bumerangas, nors ta pačia, tai tiesiai, čia tik tai ištemptas. Vagiai prakirsta, čia prakirsta, čia nudrožta, bet kodėl? Na taip, nuo tos vietos ten yra. Ne, dėja. O toliau tai... Aš kol kas nieko dar nematau blogo. Visiškai nieko. Išmetiminis. Visas sulankstytas, įdaužų yra ir viskas, ir nieko ten gero nepadarysi. Ir va dar šieno yra, nesuprantu, jis čia kažkokiais laukais važinėjo. Nieko nėra, viskas gerai. Šitie tiesus, tas tiesus, rėmas iš vis nelistas. Įvalio labai gerai, tik šita ir šita detalė. Ir visas va. Gerai, išsukti reikia toliau. Nu, antgaliai tai sulankstyti galiukai, va čia užlenkta. Čia užlenkta galase, čia galas užlenkta. Čia 3 varžtai, ten 3 varžtai. Viskas. Bamperis, nu, laidus atjungiam. Nu, davai. Čia šitam bamperį varžtelių, aišku, priėjimas tai čia toks. Nestebuklingas. O, lengvai atsisuka. Valio, lengvai atsisuka. Kai turi gerų draugų. Tik tikšt raktą va. Iškart darbas greit nueina. Pasitraukėt. Biškį. Biškai patiesinį čia. Oi, žiūrėk, čia nieko, ar šitie neužlenkti, tik tai va biškutį. Aš galvojau, kad čia bus susivaržę šitos vietos. Nu, okei, žiūrim, čia. Nieko nematau. Nu, ta prasme, matau, kad viskas okei. Nieko blogo nematau. Net kilpos geros. Kilpos geros, gal biškai per žemai, bet ne, geros čia. Gerai viskas, ne? Palauk. Pasižiūrim. Čia neišėjo. Čia neišėjo. Viskas vietoj. Čia vietoj. Gerai. Nu, vienas dar brangus dalykas laukia, tai čia turi būti oro nukreipėjas. 800 pinigų. Elektrinis. Jo lygia tik tai laideliai. Čia visi viskas vietoje. Gerai. Miško pilna.
Miško pilna, variklis irgi neapsitepalavęs, viskas gražu. Tvarkinga, ten gražu. Orinės pakabos, viskas vietoje, vamzdeliai. Viskas gerai. Pati orinė pakaba pačioje žemiausiai pozicijoje, gal ir gerai mažiau. Bet realiai, kaip jisai žemai nusileidžia, iš tikrųjų, kiek čia? Kaip paprasta lengvoja. Bet kiek čia varžtelių ant šito yra? Milijonas. Tie. Apibendrinimui, ką norėčiau pasakyti? Ne, juokauju. Iš esmės viskas yra gerai. Kaip pirminėje apžvalgoje buvo, tai lygiai taip pat ir dabar. Yra tik tai pažįstos šitos viršutinės dalys, tai jas reikia ištiesinti ar pakeisti, sudėti visą priekį, dažyti ir važiuoti. Jeigu dažykla nestabdo, jeigu kebulistas sutvarko, tai teoriškai labai gerai pasistengus galima per mėnesį drąsiai važiuoti jau. Reikia sparnukai nuimti, dar pasižiūrėti. Jeigu ten viskas gerai, tai iš vis bus gerai. Filtradėžė dar reikalinga, ne? Filtradėžė reikalinga. O čia, palauk, šitas geras. Labai gerai, kai gerai. Tas geras, ten posparniai geri. Bendrų žvilgsnių, tai tikrai viskas ok. Tikrai gerai. Dėl radiatorių tik tai gaila, aišku, nors ir taip, maniau, kad bus jam ne kažką, bet viskas ok. O su priekiu, tai iki variklio net nebūtų dėja. Čia viskas gerai. Sausa gražu. Einu toliau išrinksiu. Kaip ir tiek, dar tą sparną reikia nuimti ir eisiu į saloną. Tai reiškia, į saloną reikia išimti panelį, reikia diržus nusekti, vairo airbagą nuimti, vežti, remontuoti. Stiklą užsakyti reikia, kad atvažiuotų pakeisti. Slengstis dar yra kitoj pusėje, biškiai įlenktas. Ne biškiai, normaliai įlenktas, tai reikia slengstį nupirkti, kad pakeistų. Čia laukia įdomiau šiek tiek reikalų. Yo, let's do this. Got picture homie rolling. Bandom antrą pavarą. Po pirmo test drive raudono šito challengerio Ignas davė keletą pastabų, patarimų, kaip man reiktų elgtis. Tai atvažiavau į aikštelę pasitobulinti savo įgūdžių vairavimo, kad sekantį kartą galėčiau išvažiuoti. Ne Ignui duoti mašiną per driftus ar pasirodymus, bet kad pats galėčiau išvažiuoti šiek tiek. Einu pavairuosiu, pasižiūrėsiu, pasimokinsiu, kaip man gaunasi, kad patobulinti viską. Rankos dreba. Ne, dreba jos, taip tik tai. Ai, čia. Nebūtų gaila padangų, tai varyčiau. Viskas, šiam kartui pamokų užtenka. Važiuojam, nusiplaunam, pastatom ir tada žiūrėsim, kas toliau bus pas mus. Su Ramu naujų projektų tikrai taip nedarysiu. Nelabai pavyks. Gerai, iki greito.